mokinė, Alma Jokusevičiūtė, užvakar man sako. Tiesiog ne tai, kad man, bet užsiėmimo metu jinai sako, nesuprantu, kas sukūrė tą mokymų programą. Po kiekvieno užsiėmimo su manim kažkas vyksta. Ir man tai žiauriai patinka. Nu ką, uždaviau namų darbus, važiuoju namo. Aš dėstau Anykščių rajone. Važiuoju namo, užtrunku porą valandų, grįžtu namo, praleidžiu dar valandą šį vietą, įsijungiu internetą, e-mailą, atsidarau, o ten 2 laiškai. Vienas laiškas mokinė Dovilė, kitas laiškas mokinė Viktorija. Klausimas apie namų darbus. Ką daryti? Aš ieškau informacijos apie šitą, nežinau, kaip čia man dabar susisteminti ir taip toliau. Galvoju, vau, kai aš mokykloje ruošdavau namų darbus, tai galėčiau labiau palyginti paskutinės minutės pasiūlymo gaudimui, kai prieš pamoką tu bandai padaryti namų darbą ir jeigu tu pagauni tą pasiūlymą, tai kaip ir jauties gerai praleidęs laiką per pamoką, jokio streso, viskas gerai, mokytas patenkintas. Jeigu nepagavai to pasiūlymo, žinom, gresia kai kuo. Tai va, tai aš galiu pasakyti, kad tikriausiai kiekvienas mūsų lektorius jaučia tą didžiulę begalinę naudą mūsų mokiniams ir tai yra tas kaifas, kuris mus veda į tos užsiėmimus ir kai mes matom tą progresą mokiniuose, tai yra tas daiktas, dėl kurio mes ir dirbam. Ir galiu labai su visais pasidžiaugti, be galo pasidžiaugti, kad per šiuos mokslo metus mūsų gretas papildė 16 dėstančių lektorių. Mes dirbam, 16 lektorių dirba su mokiniais. 10 Vilniuje, 4 Kaune ir 2 Klaipėdoje. Šiai dienai mūsų užsiėmimus lanko 175 mokiniai, 31 jau yra baigęs mokymų programą ir gavę netgi diplomus. Tai visų lektorių vardu, visos lektorių komandos vardu aš labai noriu padėkoti visoms kitoms komandoms. Toms komandoms, kurios organizuoja mums renginius, toms komandoms, kurios bendrauja su visuomenė ir mokyklomis, organizacijomis ir būtent dėl šių žmonių pagalbos pas mus ateina stiprus lektoriai, kurie kitų mokslo metų tikrai sustiprins mūsų gretas ir aš tikiuosi, kad mes turėsime dar ne vieną tokią šventę. Ačiū jums visiems, linkiu gero vakaro, smagaus koncerto ir iki kitų mokslo metų. Ačiū. Atsistojame dabar, kaip ten mes mokymės. Jokio plano iš tikrųjų neturim. Nežinom, kada reikės ateiti, apie ką kalbėsim, žinai. Iš tikrųjų, Monika minėjo, kad jinai labai gerai jaučiasi važiuodama. Kaip tu jautiesi, kai važiuoji mašina? Tas 2 valandas, turbūt? Į mašiną važiuoji? Taip, po užsiėmimo. Man lygiai tas pats, kadangi aš turiu mobilų telefoną. Aš įsivaizduoju, turiu mobilų telefoną ir kas kartą išvažiuodamas užsiėmimų noriu kažkam skambinti. Kodėl? Nes jaučiuosi labai gerai ir noriu tą emociją atiduoti. Kartais bandau skambinti, atsimenu skambinau anksčiau Gediminas, sakau, ką tu veiki? Sako, netrudyk aš, užsiėmime. Kartais skambinau dar kažkam, labai gerai jaučiausi. Buvo kartų, kai jaučiausi nelabai. Kodėl? Gal kažkas nepavyko. Gal kažkaip pajutau, kad gal tuo metu moksleiviai ne viską padarė. Gal aš ne viską padariau. Buvo tokių dalykų, ne? Bet kokių 95% kartų tikrai jausmas superinis. Tikiuosi, jūs visi tai jaučiate. Aišku, truputį egoistiškai. Einu ten, gerai jaučiuosi. Čia yra vienas iš tų džiaugsmų. Keli žmonės, Rita jau kalbėjo čia, lygiai prieš metus. Labai nenoriu visai kartoti. Tikiuosi pasakys vis tiek kažką naujo. Albinas ir Akvilė. Tai dabar reiškia, ką jis gero. Sužinojate žmogų. Pradėkime nuo Albino, kaip ten sako. Ne, panelės pirmą. Ką tu gero? Per porą metų šiaip viskas tikrai pasikeitė gyvenime, tikslų sąsiuvinėje yra daug pliusų ir tie visi pasiekimai jie vyrauja nuo to, kad jau beveik metus mokausi prekybos valiutų rinkoje ir man padeda strategijos bei kapitalo valdymo mokytojai, iki to, kad jau po 4 metus trukusio tokio kaip ir konflikto su tėvais, santykiai prasidėjo toks atšilimas. Ir, pasiekimų yra įvairių labai daug, bet ką supratau, kad daugelis jų iš dalies yra beverčiai, nes gavau tai, ko man iš tikrųjų nereikėjo. Todėl, manau, viena didžiausių pamokų, kurią gavau iš kito varianto, yra ta, kad svarbiausia būti sąžiningam su savimi. Tik nuo to jau viskas prasideda. Ir, dar pabaigai norėčiau pasidalinti vieną
citata iš berods rytų filosofijos, kuriai suprasti man labai daug laiko prireikė. Tai geriausias vadas yra tas, kurio mokiniai vykdę užduotį gali pasakyti, kad mes viską padarėme patys. Aš viską padariau pats. Rinkitės, kas pirmas sakys? Tai aš, kadangi labai trumpai, tai noriu pasakyti, kad man tai kitas variantas, kad davė tai pirmiausia suvokimą, kad galima daryti viską kitaip, ne taip, kaip yra nustatyta visuomenių norma kažkokiu tai. Ir aš tiesiog darau dabar tai, kas man patinka ir gyvenu gerai. Viską. Gal ne tiek, tikiuosi. Bet aš tai norėčiau pasakyti, kad taip pat man labai patinka tas, kad aš pamačiau visai kitokį gyvenimą ir visiškai pasikeitė mano požiūris į gyvenimą, kiek aš galvojau, koks gyvenimas yra blogas, tai tiek aš dabar matau, koks gyvenimas yra geras. Ir aišku, man patiko tas, kad kitas variantas man davė labai didelį ieškojimų kelią. Ta prasme, aš prieš lankydama kitą variantą, aš jau galvojau, kad mano gyvenimas bus toks ir viskas. Bet aš kai pradėjau Bet aš pradėjau ieškoti, pradėjau rinktis, pradėjau žiūrėti, kas ne kažkam svarbu, o kas iš tikrųjų man svarbu. Ir man, būtent šitas pasikeitimas man tikriausiai buvo pats svarbiausias, kas yra svarbiausia mano gyvenimo, ne tai, kad kokią man nematys aplinkinė ir kokios manęs nori tėvai. Tai man šitas buvo labai svarbu. Dėkui tau. Ten numeris 3. Ačiū labai. Turėjau mokinių 15, bet atėjo viena, bet manau, kad savo darbais ir papasakos tikrai daugiau negu 3 ar 5 žmonės. Ką trumpai tiesiog norėčiau pasakyti apie tos visus mokslo metus, jie maždaug užtruko 1,5 metų, tai kaip ir Tomas pradžią minėjo, kad geriausias mokyklos yra tos, kada mokytojai patys mokosi. Tai aš manau, kad mano mokiniai turėjo tą šansą, nes aš pats tuo metu labai sparčiai augau, organizavau renginius, dariau projektus, kūriau verslus ir taip toliau. Tai kalbant apie moksleivių darbus, tai aišku, visada moksleivius ir spaudžiu, kad jie žinotų, ko nori konkrečiai. Ir manau, galės pasidalinti ne tokiais dalykais, kad tarkim, įveikia scenos baimę ar tiesiog jaučiasi laisviau, o labai konkrečiais darbais, ką jie padarė ir ką padarė savo gyvenimą ir ką padarė kitų gyvenimą. Tai žodis tada Ingridai.